Statomi lankytojų centrai, gamtos mokyklos, rengiami projektai kraštovaizdžio bei biologinės įvairovės apsaugai. Čia jūs matot pastatytą medinį stendą, kuris yra pastatytas saugomų teritorijų tvarkymo etapo projekto, kuris vadinasi saugomų teritorijų tvarkymas pirmasis etapas metu. Informacinė sistema buvo įrenginėjama visose saugomose teritorijose Lietuvoje esančiose. Dubysės regioniniam parkui projekto vertė siekia apie 300 000 litų, iš kurių Europos parama sudaro 85% bendros projekto vertės. Taigi projekto metu buvo įrengta parko teritorijoje virš 100 objektų. Tai yra kelio ženklai, rodyklės, nuorodos, informaciniai stendai įvairaus dydžio, taip pat suoliukai, stalai, kelios pavėsinės, dviračių stovai. Tai čia šitie informaciniai stendai buvo įrengiami prie kultūros ar gamtos paveldo objektų, miestelių centruose, Lyduvėnuose, Betygalui, automobilių stovėjimo aikštelėse, greta lankomų objektų. Šiuo metu saugomų teritorijų tarnyba Duržiai būna jie konservuoti parduotuvėse užpilti marinatukių maži. Sudedate į mažyčius stiklainiukus, tipo nuo krienų ir užpilat obuolių ar vaisių actų ar paprasto actų. Į šaldytuvą, aš 3 tokius pasidariau, pabandysiu, niekada nevalgiau, bet man draugė sakė, kad tikrai pavyksta. Tai dabar žiūrėsim, sako, 2 mėnesius pastovės, tada nupilam, ten galima, aš įsivaizduoju, vandenį perplaut, kad nebūtų taip rūgštų. Ir reiškia, vat jau šitas jau per didelis. Būna patys, kur dar leidžia mažieji, vat prie pat tos krotelės. Šitie jau jie skleidžiasi, nes kai nuskini parneši namo jau jie, vat jau čia irgi per geltonas jau bus. Va toks, va. Va matysit. O žalius, jeigu juos dėt? Tai žalius, va. Ir žalius į salotas, taip, tai su citrūno sultim ar gegužės mėnesį. Taigi 2011 metai parko lankytojus pasitiko su nauja Dubysės vandens turizmo trasa ir 2 įrengtomis poilsiavietė ir stovyklavietė. Šitą projektą rengė ir jį įgyvendino Raseinių rajono savivaldybės administracija. Mes Dubysės regioninio parko direkcija dalyvavom kaip partneris. Dar vienas partneris buvo Kelmės rajono savivaldybė. Nes ir Kelmės rajono savivaldybės teritorijoje būtent yra vandens turizmo trasos pradžia ir joje ta pradinė jau stovyklavietė įrengta. Projekto įgyvendinimui buvo įsisavinta apie 1,5 milijono litų lėšų. Projekto metu buvo įrengta, kaip minėjau, stovyklavietė su visa infrastruktūra poilsiautojams trasos pradžioje ir poilsiavietė Padubysio, poilsiavietė Raseinių rajone, turbūt visi jau čia ne vienas esat lankėsi, kur pastatytos irgi lauko pavėsinės ir be to, kas šičiai matosi, tenai dar yra jau pagerintas, vadinasi, taškas, yra įrengtas sanmazgas. Tam sanmazge yra jau tie buitiniai tualetai ir dušai įrengti, taip pat yra gėlas vanduo.